Mes. Skani vištytė, užsukite pas mus. Kaip į namus. Esu San Diego legenda, Čempas Kainas, tikiu 2 dalykais. Gera vištiena. Ir kad sprogus atominiai bongai, ir taip tikrai nutiks, auginsiu vištas. Todėl nepraeikite pro šalį ir griebkite sparnelį. Patikėkite, apsilaižysite pirštus, katalikai ir žydai nepagidaujami. Kągi, prašom, vienas skanučio rinkinys ir skanučio kopūstų salotas. Salotos yra pleistras. O varge, to jau išimsiu. Neždinkis lauk, kol neišmalsiu tavo marmūzės šunsnukį. Jei atliekate gyventojų surašymą, tai mane išbrauksite. Čempai, tu niekuomet nepasižymėjai geromis manieromis. Ronis Burgundis. Eikš čionai, kaip laikaisi, bičiuli. Dieve, kaip tavęs pasilgau. Smagu tave matyti. Jaučiausi kaip namie. Tau viskas gerai? Aha, dabar jau geriau. Galiu, atsikabinkim, gerai? Gerai. Ateik čia. Neištvirkauk. Žodžiu, Harkinas mane pasisodino ir pasakė, Čempai, esi alkoholikas, rasistas ir nė velnio neišmanai apie sportą. Aš sakau, Edai, tu purvinas Lenkė dabar 10 val. Ryto. Ėmė išgerti ir pažiūrėti beisbolo rungtynių, kur meksikiečiai vairys keletą įvarčių, o tada jis mane atleido. Laimei, išeidamas pro duris apsimečiau, kad susižeidžiau, gavęs kompensaciją, nusipirkau šią užžygą. Džiugu matyti, kad įsitvirtinai, Čempai. Ar galiu kai ko paklausti? Žinoma, ko tik nori. Čia vištiena? Ne, po galais. Pardavinėdamas tikrą vištieną nieko neuždirbsi. Taip, čia šikšnosparniai. Ką? Aha, labai geros kokybės. Tai siaubingiausias dalykas, kokį teko girdėti, tikrai? Darau, ką turiu daryti, tiesa. Tai tu turi pardavinėti keptus šikšnosparnius? Ar žinai, kodėl jie vadina šikšnosparniais? Šikšnosparniai? Urvo vištos. Niekas jų nevadina urvo vištos. Gal paragauk ir nuspręsk. Neketinu ragauti kepto šikšnosparnio. Labai skanu. Vienos gyslos, pažvelk. Čia šikšnosparnis? Urvo višta. Kokie vėjai tave atpūtė, Ronai? Mano draugė, mums pasiūlė darbą Niujorke. Skanutis, aš sutinku. Sporto žinių vedėjų turime. Puiku, Deni. Užrakink užeigą.